Sveiki, mėlyje Žalgiris TV žiūrovai, su jumis dar viena rubriko Žalia balta laida ir šiandieną man labai malonu pranešti, kad mūsų svečias yra su Kauno Žalgirio klubu itin glaudžiai susijęs dainininkas ir kūrėjas Linas Adomaitis. Sveiki, Linai. Labas. Labas, Linai. Labai malonu jūs turėti. Aš turiu prisipažinti, nuo vaikystės užaugau kartu su Žalgirio himnais, tame tarpe ir jūsų himnais ir dar kartelį, leiskite tiesiog paspausti ranką. Labai malonu. Kaip jūs pats jaučiate šiandieną atvykęs į Eurolygos areną? Ar ypatinga yra jums Eurolygos rungtynių diena? Aišku, ypatinga. Šiandieną bus tikrai sunkus mačas, reikės labai stipriai pakovoti. Esu skaitęs, kad su Žalgiriu jūs bendradarbiaujate nuo 97 metų, nuo tada, kai jums buvo 21 metai. Nuo ko viskas, taip banaliai paklausiu, nuo ko viskas prasidėjo? Paprastai tariant, jeigu apie tą datą kalbėti, tai prasidėjo nuo to, kad sulaukiau kvietimo, sulaukiau skambučio iš klubo sukurti himną. Sukūriau himną, iš tikrųjų paskui sekė antras himnas, labai sėkmingas, kur pasiūliau, kad dainuotų pagrindinę partiją moteris. Pradžioje dar taip pasižiūrėjo keistai, kaip tai moteris. Ir iš tikrųjų tas Arinos įdainuotas himnas vienas ryškesnių gavosi šiai dienai. Būtų Žalgiris, taip? Taip. Kiek jau himnų, ar jau skaičiavot, kiek jau himnų esate sukūrę specialiai Kauno Žalgirio klubui? Keturios sezono dainos, taip pavadinkim, ir vienas oficialus komandos himnas. Ir ypatingai buvo įdomus darbas su fanų klubu, kuomet įrašėm tą žymiausią turbūt Kauno Žalgirio skanduotę, visi Kauno Žalgirio fanai. O iš tų visų kūrinių, kuris jums galbūt širdžiai pats mieliausias, ar galite išskirti, ar tiesiog nereitinguojate savo kūrinių, kaip sakoma? Smagus visi buvo darbai, labai sunku kažką tai pasakyti, kuris, bet pagal tai, kiek išaugo kūriniai, tai man tas turbūt Arinos yra ryškiausias. Na, Linai, papasakokite apie tą visą kūrybos procesą. Ar sunkiau yra sukurti kūrinį, himną konkrečiai Žalgiriui klubui, ar sunkiau yra sukurti kitomis temomis dainas, kurių jūs taip pat labai daug esate sukūręs? Kaip ten yra iš tikrųjų? Žinai, iš tikrųjų, kai imiesi kažko, pradedi galvoti apie kiekvieną detalę, ko reikėtų. Aišku, yra ir didelė komandos dalis, ne vienas esi lauke, kaip sakoma, karys. Dalyvauja pasitarimuose ir klubas, todėl tie sprendimai dėl teksto, dėl muzikos, dėl pačio muzikos pakilimo, dėl visko yra kalbama, tariamasi, būna įrašai, ištrini per naujo rašai ir taip toliau. Taip, kad nesu vienas sprendėjas to reiškia, galutinio rezultato. Todėl yra smagu, kai komandinis darbas vyksta, bet aišku, kai muzikos prodiuseris uždedu jau leteną paskutinis. O kartais, pavyzdžiui, muzikos tekstuose būna ir cenzūros, ar neatrodo, šita eilutė taip tiktų šiai dainai, bet ateina, sako, ne, apsiraminkim truputį ramiau, ar nebūna tokių dalykų? Tai visko būna iš tikrųjų tam kūrybiniam procese, bet smagiausia, kad išsifiltruoja jau tas grinuolis, tos jau apgalvotos idėjos. Na, o kuriant muziką, ar semetės įkvėpimo iš kitų himnų, iš kitų sporto himnų, pavyzdžiui, Fredžio Mercurio We Are The Champions ar kažko panašaus? Ne, stengiuosi iš tikrųjų atsiriboti, kad nebūtų paskui lyginama, kad padarė panašiai kaip tas, padarė panašiai kaip anas. Visą laiką, visoje savo kūryboje stengiuosi atrasti kažkokią tai originalią temą, ar tai būtų melodija, ar harmonija, ar pats ritmas, tai iš tikrųjų originalumas man yra pirmoje vietoje. Supratau. Jūs su Tenoka Berdu įrašėte net ne vieną, mažiausiai dvi dainas, apie kurias aš žinau. Galbūt jūs galite patikslinti, ar buvo daugiau tų dainų su Kauno Žalgirio vidurio puolėju Tenoka Berdu? Tiesą sakant, po tos netikėtos sėkmės, kaip per vieną savaitę ta daina I Love You tapo visose radio stotyse numeris 1, kai pradėjo kviesti pats Tenoka toks, kas čia vyksta, kaip ką. Ir jis atsimenu, kai buvo kažkoks tai periodas, kuomet jisai atostogavo, ilsėjosi, jis atėjo pas mane į studiją ir sako, noriu visą albumą pasidaryti. Ir mes įrašėm visą albumą Tenoka Berdui. Kiek ten buvo dainų tam albume? 12. 12 dainų, ar ne? Aš žinau, kad dainoje Mes ateinam nugalėję, Tenoka Berdas lietuviškai netgi pasakė vieną eilutę. Ar sunku buvo išmokyti Tenoka Berdą lietuviškai? Ar jis pats pasiprašė, sako, chebrytė, aš irgi noriu lietuviškai pašnekėti. Čia buvo iš tikrųjų irgi klubo prašymas, klubo idėja, bet į ją Tenoka sureagavo labai taip, jo, reikia, padarom. Ir aišku, tas tarimas, kai užsienietis taria mūsų kalbą, yra smagus. Dar kažkas tokio sentimentalaus išlieka. Tenoka Berdas savo metu buvo žinomas kaip labai konfliktuojantis vyrukas aikštelėje ir už jos ribų, kalbu apie tą visą krepšinį. Kaip yra muzikoje? Ar jisai galbūt yra švelnus meškinas, kuris pasiduoda visoms idėjom? Kaip ten būna?
Jo, studijoje būtent jis būdavo švelnus meškiukas, kuris vos pralysdavo pro ten duris. Reiškia, stovo reikėdavo jau aukščiausiai pozicijoje laikyti, nes visiems įprastai atėjusiems į studiją tokiam aukštė, tai jam taip, ir jis tos, kur dengdavo mikrofoną tos pakilos, jis jas atsiremdavo realiai. Modifikuot studiją dėl. Šiaip tai paskui atsisėsdavo ir klausydavo ramiai, kas vyksta, nes aišku, jisai krepšinėje, tai profesionalus krepšininkas, bet muzikoje jis labai atsižvelgdavo ir klausydavo, ką jam patarė muzikos profesionalai. Linai, ar teko su juo palaikyti ryšį jau jam išvykus iš Kauno Žalgirio, galbūt susitikti ir tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose? Ne, dar neteko. Iš tikrųjų, atvirai sakant, šiuo metu ryšys yra nutrūkęs, nes neradau jo nei anketų, nei Facebook'e, nei niekur. Ir taip pat paskui taip tiesiog ėjo laikas, nauji projektai atsirado ir mūsų ryšys dabar yra nutrūkęs. Na, Linai, dar kartelį labai trumpai grįžkime prie krepšinio. Kada jūsų meilė Žalgiriui krepšiniui užsiplėskė, jau gal kalbant apie tos vaikystės laikus? Tai vat, vaikystė iš tikrųjų. Ir kaip pamilau Žalgirį nuo vaikystės, tai iki dabar iš tikrųjų tai yra mano ir džiaugsmas, ir skausmas. Realiai Žalgiris tikrai kiekvienam lietuviui turbūt yra daugiau nei komanda. Žalgiris vis tiek asocijuojasi turbūt ir su tais laikais, kuomet ir CSKA traiškydavom kaulus ir stuburą ir tai viena seniausių Europos krepšinio komandų. Todėl ne tik kad Kaunui, bet manau tikrai kiekvienam lietuviui Žalgiris daug reiškia. Tai čia nieko nuo to nepabėgsi. Aš įsivaizduoju, ir jums tikrai reiškia daugiau negu statistiniam lietuviui, tiek daug sukūrus gražių dainų apie Žalgirį. Vienareikšmiškai. Na ir pabaigai, negaliu nepaklausti, atsiprašau, bet turiu paklausti. Jūs esate labai kūrybingas žmogus. Ar tame kūrybinėme ateities procese dar nusimato vienas kitas himnas Kauno Žalgirio ateityje? Iš tikrųjų daug kas priklauso ne nuo manęs, bet jeigu klubas kreipsis, aš tikrai pasistengsiu dėti visas jėgas, kad sezono daina ar himnas taptų dar geresnis negu iki šiol tie 4 sukurti. Ačiū Jums labai, buvo labai malonu Jūs čia turėti. Ačiū Jums labai.